Labas rytas. Na ką, 5 diena miške prasideda. Šiandien birželio 28 diena, trečiadienis. Naktį praleidome po tokio susikurtą užuovėje. Paliekame savo stovyklavietę laikiną. Dabar eisime link Valės miestelio, kuris yra paskutinis sustojimas mūsų prieš pasiekiant Lietuvos-Latvijos sieną ties Nemunėlio upe. Ten kirsime sieną, eisime per Biržų girią, link Biržų ir Biržuose baigsime savo kelionę. Taigi šiandienos tikslas bent pasiekti Valės miestelį, kuris yra maždaug už 20 km, įsikurti stovyklavietę dar vieną ir jau rytoj vakare kažkur pasieksime Lietuvos-Latvijos sieną. Viskas pagal planą turėtume šeštadienį vakare būti Biržuose. Tai netiek daug ir teliko, bet nuovargis tikrai jaučiasi, jau 5 diena, bet stengiamės iš paskutiniųjų. Judam toliau. 5 diena Latvijos miškuose. Dar liko 2-3 dienos iki mūsų kelionės tikslo į Biržų. Tai dar geras gabaliukas kelio. Šiandienos mūsų tikslas pasiekti Valę miestelį, ten pasipildyti vandens atsargas, nes mums liko tik tais 4 litrai vandens, o dar iki Valės apie, grubiai, apie 17-20 km. Jeigu eitume autostradinį keliu, tai būtų 13-14 km. Bet mes vis tiek einam kaip ir miško takeliais visokiais. Kartais ir žvyrkeliu tenka paeiti, nes ant tiek tankus miškai, kad sunku pralysti būna tiesiog. Tai tenka eiti ir žvyrkeliais kartais. Nu, bet jau padarysi. Čia toks vaizdas. Eidami link Valė miestelio, vat ką ir atradome, apleistą namą, nueisim pasižiūrėsim, kas jame yra gero. Iki Valės miestelio dar mums liko gal geri 3 km, gal 4. Taigi einam pasižiūrėsim. Labą dieną, turistai. Nieko nėra namuose, matau. Išeidinėjom iš Valę miestelio, pasipildėme vandens atsargas, nusipirkom kelis papildomus litrus vandens, kažkur 5 km kursimės ir ten praleisime naktį, paskutinę naktį Latvijoje. Tai va tiek.
Vėjas kyla. Bus audra. Gerai, kad spėjom pasidaryti tokią kaip stoginę tokią elementarę. Tiesiog iš neperšlampamo lietpalčio. Bilašai atkrenta jau. Čia tuoj ateis švalas geras. Mes po tokią imitacinę. Gerai, nieko. Kaip nors. Palinkėkit mums stiprybės, sėkmės, ištvermės visko, ko reikia išgyvenimui. Kad išgyventų.